Lina Grinčiakaitė, greičiausia jaunoji sprinterė Europoje. Prieš savaitę iš pasaulio studentų universiados grįžusi su aukso medaliu, ji pademonstravo savo greitį ir sirgaliams Lietuvoje. Grinčiakaitės teigimu tai vienas didžiausių jos laimėjimų, nors patekimą į Pekino olimpiados pusfinalį sprinterė vadina svarbesniu. Pasak čempionės, tikėjimas rodė kelią į pergalę. Tai aišku, kiekvienas bėgimas atima labai daug jėgų ir yra sunku, bet nusiteiki kovoti ir kovoji iki galo. Dabar jau neatrodo, kad buvo sunku. Labai laiminga? Be abejo. Tai kaip dabar kas padėjo? Padėjo labai daug dalykų, padėjo pasiruošimas, visų palaikymas, visų tikėjimas, kad aš galiu laimėti visų pirma ir pačios noras ir ryžtas nugalėti. Lina Grinčiakaitė. 22 klaipėdietė 100 metrų įveikė per 11,37 sekundės. Nors tai ne asmeninis rekordas iškovoti pirmąją vietą ir pradžiuginti lietuvius pirmojų čempionato Kaune medaliu, užteko su kaupu. Per žingsnį nuo medalio liko kitas mūsų šalies sprinteris. Rytis Sakalauskas 100 metrų sukorė per 10,38 sekundės. Tai sportininko asmeninis rekordas, tačiau jis medalio negarantavo. 22 atletą nuo bronzos skyrė 1/10. Nugalėtojų pakilą išsidalino 3 Didžiosios Britanijos sprinteriai. Skaudu truputį, kad tik medalio tiek nedaug trūko. Gal širdį kažkiek skaudu, bet sakau, didesnė laimė, kad 4. vietą Europoje pirmą kartą asmeniškai dalyvauju. Netikėtai, iš pradžių būtų pasakęs, kad prieš mėnesį 4. vietą būčiau nepatikėjęs. Medalis yra, manau, bus antras. Kokios spalvos, nežinau. Jaučiukas, aišku, iš Linos visi tikėjomės, bet aš nesakau, kodėl Lina turi iškovoti. Tai dabar aš jaučiukas iškovos kitą medalį, bet palaukim truputėlį rytojus. 100 metrų su barjerais bėgimo finale rytoj lengvosios atletikos gerbėjai išvys kitą realią mūsų šalies pretendentę į medalius. Iš studentų universiados sidabrą parvežusi Sonata Tamošaitytė trečiu rezultatu pateko į lemiamą bėgimą. Pusfinalyje asmeninį rekordą pakartojusi 22 sprinterė prisipažįsta išsaugojusi jėgų finalui. O namuose geriau bėgti, ar vis dėlto kažkokia atsakomybė didesnė yra? Yra atsakomybė, žinoma, didesnė, nes daugiau žiūrovų, daugiau lietuvių, daugiau kas žino, kas tu esi, bet reikia atsiriboti nuo viso to ir daryti savo darbą. Kelių kruopelių iki medalio pritrūko Agnė Orlauskaitei, kuri 400 metrų bėgimo finale liko 5. Iki popietės realių šansus iškovoti Lietuvai prizinę vietą turėjo daugiakovininkas Mantas Šilkauskas, kuris po 7 rungčių žengė 3. Koja sportininkui pakišo šuolį su kartimi. Atletas neįvykė pradinio aukščio. Reporteriai Edgaras Maslauskas ir Kristina Karlonė, Kaunas.